Tai važinai, aš galvoju, va, Jėzus Kristus, ten Biblija, viskas, žinai, visuomenės pamatas yra šeima, tai parašyta konstitucijoje, remti savo tėvų senatvėje, bet visa tai yra labai per daug, kaip pasakius, tai liečia per daug žmonių, tas straipsnis per daug žmonių liečia, nes yra žmonės, kurie, tarkim, net savimi nesugeba pasirūpinti. Supranti, ir vat, moterys rašo santuoką, knygos, meilę, bet niekas nepagalvoja, ar visi nori turėti tas šeimas. Kaip čia pasakius, graži mergina tai, bet moteris tai yra kaip vyrukas, tik daug piktesnis ir baisesnis. Vakar, kai rūkiau kiemelyje cigarilę, žinai, vakar, kai kiemelyje rūkiau vat, šitą cigarilę, tai praėjo toksai vyrukas, labai smulkus. Ir tada man pasirodė, aš jo klausiu, sakau, ar tu turi žmoną, ar turi draugę, sako, ne. Ir aš gulėdamas ligoninėse per 3-4 metus susidūriau su tokia nuomonė, kad jeigu žmogus gyvena su moterim, jis nori nusižudyti, nes tos kančios šeimoje ne visi turi galimybių prižiūrėti moteris. Moteris irgi yra pakankamai savarankiškos. Tačiau reikia paaiškinti, kodėl santuoka šiais laikais yra tokia svarbi. Nes, pavyzdžiui, gulėjau Naujojo Vilniuje 16 metais ir buvo vyrukas, kuri prižiūri mama. Mane prižiūri ir mama, ir tėtis, supranti. Mane prižiūri mama pagrinde. Manimi rūpinasi tik tai šeima. Tai vat, jeigu žmogus yra per daug priklausomas nuo pagalbos, jeigu jam reikia pagalbos, jeigu jis supranti, jeigu jis yra silpnesnis už moterį, arba jo psichika yra, pasakius, netinkama, supranti, su moterim reikia gyventi visą gyvenimą, nesvarbu kokie jinai bebūtų. Ir moteris tai yra baisu. Taip, moteris atlieka darbus, gyvena, ten dirba, žinai. Bet jeigu tu sukursi šeimą, tai blogiausias dalykas yra ne darbas. Tai yra moteris, kurią tu matysi kiekvieną dieną. Ir man mama pasakė, jinai mane pagyrė, sako, tu šaunuolis, kad neturi žmonos. Mano mama mato šešėlinį internetą ir sako, tu šaunuolis, kad neturi žmonos. O žmoną susirasti yra sudėtinga, bet lengviau nei darbą. Žmoną susirasti yra daug lengviau susirasti nei darbą. Bet kai susirandi žmoną, tada reikia ieškoti darbo. Ir vat, kaip man pasakyti, kas yra mūsų visuomeniai per daug žiauru, tai, kad visuomenės pamatas yra šeima. Bet, pavyzdžiui, mano kaimynai tokie du vyrukai, žinai, jie neturi antrų pusių, jie gyvena vieni ir juos prižiūri kaimynės. Kaip antrosios pusės. Bet jie, kaip pasakiau, žinai, jie prisibijo santuokų. Jiems yra pakankamai daug metų, vienam gal 50, kitam 60, bet jie prisibijo santuokų. Suprantate, kaip aiškinti, kad gyventi su moterim yra labai bjauru ir reikia atskirti, pagelbėti, padėti tiem žmonėm, kurie neturi pakankamai socialinės galios kurti šeimą. Reikia pagelbėti žmonėms, kurie šeimos kurti negali. Tuo tarpu visos moteriškės ir merginos jos yra puikiai tinkamos santykiams. Bet vyrukai tai yra trečia lytis. Vyrai, rusai, vyrukai ir moteris, vyrukai tai yra trečia lytis. Tai yra kaip berniukai. Vyrukai atrodo kaip berniukai, žinai. Ir jiems reikia būti vieniems.
vyrukus reikia prižiūrėti. Tai dabar siūlau tokį dalyką, galvoju, kad reikėtų prieiti prie tokio dalyko, kad žinai, jog paskirti globėjus socialiai pažeidžiamiem vyriškos lyties asmenim. Paskirti globėjus ir atleisti juos nuo vaikų darymo. Ir paskirti socialinės darbuotojas, kurios rūpintųsi bevaikiais vyrukais. Nes moterys visos ir merginos gali turėti antras pusės, o vyrukai, kadangi dauguma moterų yra baisesnės už vyrukus, tai vyrukams labai sunkiai sekasi bendrauti su moterim. Ir yra vyrukų, kurie visą gyvenimą gyvena vieni. Tai mano siūlymas yra ištirti jų socialinį aprašą, tų vyrukų, ir paskirti visiems vyrukam ar daliai tų neįgalių žmonių socialinės darbuotojas. Tos socialinės darbuotojos turėtų padėti vyrukams gyvenantiems vieniems ir apsaugoti juos nuo vedybų. Taip pat reikėtų tokius žmonės remti finansiškai, nes jie nesugeba savimi pasirūpinti ir jokių santuokų. Jie yra neįgalūs vyrukai ir jie yra tokie silpni, kad moteris juos nužudytų, suprantate? Moteris vyrukus tiesiog nužudytų. Jos sunaikintų tuos vyrukus, uždarytų į kalėjimus, pensionatus, į Rokiškį. Čia padarytų visą tai moteris. Suprantate, reikia apsaugoti vyrukus nuo pavojingų reikia apsaugoti vyrukus nuo vaikų darymo ir socialinės atskirties. Nes jie su moterim negali gyventi. Suprantate? Aš bijau, kad santuokos labai kenkia dalies žmonių geroviai ir laisviai ir jie net dirbti negali. Suprantate? Ne. Iš viso, aš manau, kad reikia apsaugoti dalį žmonių nuo tokio dalyko, kaip bjaurios moterys ir visą laiką gyventi šeimoj su vaikais. Tai aš nežinau, ką dabar išmąstyti, bet tai reikia padėti žmonėms, kurie negali kurti šeimų ir juos apsaugoti nuo valdžios teroro ir nuo darbo paieškų, jiems skirti kompensacijas, leisti lankytis centruose. Užimtumo tarnyba turėtų juos atleisti nuo bet kokio darbo ir jie turėtų gyventi atskirai nuo moterų. Vyrukai turėtų gyventi atskirai nuo moterų, kad nebūtų taip, jog jie tiesiog išnyks.